Akuma. Smagus kelias. Aha, labai geri. Čia nedarbinis. Na tai va. Čia pravažiavimas. Wow. Kaip išgaidžiukas, žinai? Užmesk. Sveiki enduristai. Atvykau į Rumuniją tapti tikrų enduristų. Iškart po Tauro čempionatą atvažiavom. Ant greičio susimontavom mausus, pusmausis su tublisu. Užsidėjau 12 priekį žvaigždutę. Nežinau, ką su keturtučiu darysiu kalnuose, bet kažką bandysiu įrodyti. Nežinau, kaip seksis. Karolis mums praves maršrutą. Laukia pirma diena, 50 km. Visi sako, kad bus sunku. Pažiūrėsim, kaip ten iš tikrųjų. Aš manau, kad taip ir bus. Ką daugiau čia? Viską pamatysime eigoj. Išvažiuojam iš savo namuko. Karolis Sipavičius vedlys. Jis ir pakvietė mane čia atvykti. Šiandien mūsų grupeliai 6 žmonės. Na ir ką? Pirmas užkilimas. Nu, ne užkilimas čia, tik pati bet pradžia kalno. Ir sudėtingumas toliau vis sunkėja. Ir aš čia galvoju, nu, čia jau Lietuvoje būtų smagu. Įdomu, kada prasidės jau sudėtinga vieta. Biški toksai stempės, nežinau ką laukti, kas čia bus. Tikrai jau gan stačiau kylam, neįprastai ir ilgai. Per kamerą tikrai bus sunku perteikti, bet gal pabandysiu pabrėžti tas vietas, nežinau. Ir apskritai, kaip čia viskas vyksta. Tai įsivaizduokim, čia yra kaip slidinėjimas. Slidinėjime yra kalnas, čia yra daugiau kalnų ir yra trasos pagal sudėtingumą. Tai kasdien renkėsi skirtingas trasas pagal sudėtingumo lygį. Jos kažkur apie 7 km. Atrodo mažai, bet užtrunka visą dieną. Nu laukai, kai bus jau čia vien tik darbiniai tokie. Čia nedarbinis. Na tai va. Čia pravažiavimas. Nu, man gerai mažam. Va čia žusas vienintelis. O čia mano draugas Paulius. Jis ant hardą sėdi tik 4 kartą. Ir jau iš karto išvažiavo į kalnus. Realiai skilsų 0, bet žmogus važiuoja ir pamatysit, kaip visur pravažiuos. Tiek pakojoje. Kaip tokioj situacijai būni, dedi koją ant pakojo šito. O čia aukščiau laikaisi, tai tada tu gali labai patogiai atsistoti, nes dabar tau, žinai, vos seki žemę. Bus lengviau. Na va, čia jau prasideda statesnės įkalnės, jau skaidasi trekas, treko pradžia. Pirmas medukas. Sustojo ne vietoje, sunku pajudėti, iškart kyla vienetas. Keturtasis gęsta. Nu, tai išmokau su sankaba. Gerai važiuoti, dirbti. Jaust. Na ir čia jau prasidėjo sudėtingesnė vieta. Status užkilimas su šaknim. Va, realiai, aš dar čia važiuoju, žinokit, ir galvoju, na, kur čia bus sudėtingas vietas. Jau sudėtinga, bet aš laukiu, kur bus dar žiauriau. Bet, kaip pradžiai, pirmas kalnas, pradedančiųjų grupiai, čia jau buvo ta sudėtinga vieta. Ir kol kas man sekasi neblogai. Aš pasieku Karolį, matau, kai ir važiuojasi, ir apie save važiuoju. Baisiausia man yra, kai sustojus. Išstartuoti sunkiausia. Tai kai sustoji, sėdi ant pačio galo, kad būtų gripo, ir po biškį stengiasi traktoriuoti. Ten daryti reikia per dešinį gerai. Čia dešiniau, ne? Čia reikia su greičiu atliekti, labai slidus gruntas.
Kažkaip netaip į kairę pusę persimečiau. Bandau dabar išvažiuoti, bet sunku išsirtuoti. Matau, Edvardas važiuoja kažkur tai, galvoju jį paseksiu. Ir pamačiau, kad čia geresnis keliukas, negu važiuoti pro dešinį. Ir gan sunku, nes kyla priekis. Pamačiau šaką, atrodė gan sunkiai persivažiuos, bet užsivažiavo, viskas tvarkoja. Kažkaip mažai tą kalną pasifilmavo, tai užkylome viršūnį. Wow! Ir mūsų laukia toks vaizdas. Kitas dalykas kalnuose yra nusileidimai. Tai jeigu pakylam, vadinasi, mums reikia ir nusileisti. Ir čia tos įkalnės ilgos, gan stačios. Vėl pasikartosiu, sunku perteikti per kamerą, bet jeigu daug įsibėgėsi, gali nesustoti ir nuridėsi nuo šlaito. Tai to nesinori, pradžiai nėra drąsu, bet važiuojant su keturtu čia yra privalumas. Privalumas tas, kad užvestų variklių, įjungus bėgį, variklis stabdo. Dvitatis to neturi. Dvitatis rieda. Turi mažą stabdymą iš variklio, bet nepalyginti su keturtačiu. Aš realiai galėdavau pasirinkti ten pirmą, antrą, trečią, ketvirtą bėgį ir taip reguliuotis, kokį greičiau aš noriu. Nes įjungus pirmą bėgį, tai gan stipriai stabdydavo variklis. Nu, su keturčiu gerai, antrą bėgį jungi net neįsibėgėja nieko. Stabdyt net nereikia, ne? Ja. O dvitačiai leidžiasi su išjungtų varikliu. Todėl, kad kai leidžiasi su dvitačiu, tepalas maišomas su benzinu. Kai variklis išjungtas, variklis negauna benzino, tai reiškia negauna tepimo. Ir kai variklis negauna tepimo, jis išklydė. Nežinau kiek tiesos, bet sakė naujuose modeliuose, kur yra įpurškimas, ten jau kažkaip įpurškia tą tepalą ir gali leisti su užvestų varikliu. Ir taip gaudamas kažkiek engine brake. Nežinau kiek čia tiesos, mat taip draugas sakė. Ir dar jie važiuoja su įjungtų bėgiu, išmygus sankabą. Kažkiek tai irgi pristabdo. Na, čia Karlis pamatė kažkokį keliuką, pagalvojom, patikrinsim. Kaip ir minėjau, sunkiausia yra išstartuoti su keturtačiu. Nes jis kažkaip iš karto turi daug galios ir rauna, nėra tokio švelnaus pradėjimo momento. Jeigu jums dar nelabai įdomu žiūrėti, tai aš siūlyčiau prasukti pusę video. Ten prasidės daug veiksmų, įdomaus veiksmų ir dar laukia jūsų konkursas. Taigi nepraleiskite tos vietos, sužinosite kaip dalyvauti. Konkursas tikrai naudingas. Bet kam įdomu, pasilikite ir matysite visą progresą. Na, man ir taip atrodo. Su greičio, ne? Iš kur tu nuo šito akmens greičio? Na, čia bandysiu, ką žinau. Ai, tu bandysi peršokt? Aha. Labai gerai kips. Na, Edvardas bandė techniškai pravažiuoti. Pagalvojau, aš kad taip nemoku, reikia seną gerą greitį pasiimti. Ačiū Mariai, kad nufilmavo. Na, ten po kairė kaip ką šlaitas. Marius irgi su keturtačiu kaip ir aš, 250. Tai keturtatis tikrai susiduria su užgesimo bėda. Per daug gazą negali duoti, nes kyla priekis. Arba prasisuka ratas. Turi atrasti tą aukso viduriuką. Pasitaisau motociklą, kad būtų tinkamai pozicijai. Ir bandau kažką važiuoti. Tikrai gan sotu. Priekis kol kas nevaldomas. Biškį palauk čia. Kai sustoji labai sunku.
pradžiai tikrai labai sunkiai man važiavosi. Tas keturtutis nevaldomas. Bet kelias tas priekis neina išvažiuoti. Bet jau kai pagauni greitį didesnį, tada jau gali važiuoti. Užkilus ten pamatėm, kad nebėra kur važiuoti, tai teko apsisukti. O čia tas pats rastas, kur kylom, dabar per jį leidžiamės. Čia dar to veiksmo nėra daug, bet aš noriu, kad suprastumėt, kaip vyksta pas progresas. Per kiek laiko įsidrasni, apsipranti čia ir pradedi gerai jaustis. Žinau, turbūt čia net nelabai įdomu žiūrėti, bet tuoj paduosim veiksmą. Nusileidus nuo kalno, varom į kitą kalną. Na ir kitam kalne mūsų laukia upelis, tekantis į žemyn. Aišku, jis nedidelis, maža sravelė, bet kylam akmenais į viršų. Aš supratau, kad kuo greičiau važiuoji, tuo yra lengviau. Tie akmenys nėra, kad labai baisiai trudytų, bet jeigu lėtai važiuoji, tu daugiau jėgų išnaudoji. Tik reikia gerai matyti kelią, kur važiuoti. Šiaip realiai motociklas padaro didelį darbą. Važiuojant per juos, važiuoklė ta gerai dirba. Tik reikia turėti ištvermės. Čia aš galėjau važiuoti priekį, kadangi trekas aiškus, niekur nenuklysiu. Tai ir mane paleido. O kai nereikia išsirtauti iš vietos, tai viskas gerai gaunasi. Na ir čia smagi sekcija tokia. O dabar prasideda truputį sunkesnė sekcija akmenų. Iš karto ir batonas. Va taip ir būna, kai per daug pasitiki. Važiuoji belė kaip, nes galvoji, aidzin. Bet nieko. Tokias klaidas pamoko. Vis laik galvok, važiuok su protu normaliai. Tai dar ką pastebėjau, kad kai didesnį greičiau važiuoji ir būna didesni akmenys, tai motas tiesiog juos peršoka. Nu, gali nuo jų atsimušt, nu, net nesukelia diskomfortą. Šiaip dar atskirą padėką noriu išreikšti savo padangai. X-Grip tikrai labai gera padanga, sukibimo belė kiek. Jinai yra labai minkšta. Kai turiu omeny, minkšta tai labai minkšta. Ir plius mano tublisas su mausu buvo 0,2 atmosfero. Tai ta irgi padanga yra kaip šlepa. Tokia visa suglebusi, bet gripo daug. Tai va, sunkiausia yra išstartuoti, kai pagauni, viskas yra gerai. Tik greitai ir jėgos pasibaigia. Ilgai taip neišvažiuosi. Aišku, čia visai gerai fiziniai formoje esu. Po enduro čempionato. Ten buvau pasportavęs, prieš tai pasportavęs. Tai visai džiaugiausi, kad ištvermės yra. Treniruotės atsiperka ir važiavime jauti malonumą. Dar priminsiu, kad mes važiuojam čia pradedančiųjų grupiai, neįlendam į sudėtingiausius maršrutus. Kiek vėliau bus biškis sudėtingesnių. Tai va, jeigu esi naujokas, tai žinok, kad yra visokių trekų, visokių lygių. Jeigu nemoki važiuoti, Rumunijai čia tikrai atrasi, kur tau patiks važiuoti ir bus įdomu. Čia tiek visko yra, žinau, kad wow.
Na, dabar leidžiamės nuo kalno. Įsivaizduokit, kaip užvažiuojat už Pilaitės ir ten yra kalnai. Tai čia tokie nesibaigiantis. Ir realiai turi vis laik palaikyti tą stabdymą, kad per greit neįsibėgėtum, nes jau po to nebus kelio atgal. Nu ir tikrai čia nusivartyti su motociklu būtų ne kažką. Ir motociklui blogai, ir tau. Nu, tai gal dar neįpratęs, važiuoju lėtai. Priartėjom dar vieną upelį, tik šį kartą nuo jo leisimės. Nu gerai, tik nesusidaužkit. Sakė, galiu nusileisti ir po to užkilti, kol ir kiti leidžiasi. Man kažkaip yra drąsos pasileisti nuo šitą kalną. Nu jaučiu, kad čia nėra galbūt to kosminio greičio ir kas čia gali atsitikti labai. Nieko. Bet žinokit, žiauriai smagu taip leistis. Žiauriai. Ir nėra sudėtinga. Šiaip, jeigu pagalvotumėt, gali pagalvoti, kad aš kylu į kalną. Taip per video nesuprasime. Taip mūsų protas susidėlioja. Kad leidžiasi galima suprasti vien tik išjungto variklio. Tik čia pasitaiko kažkokia nukritusi šaka ir be gazo sunkiau prasivažiuoja. Tas skersas šakas man vis laiką kažką tokią turi. Na ir vainikuoti dienai Karlis mane pasiėmė užkilti į Prologo kalną. Tai čia vyksta Ford Dragons varžybos, kuri organizuoja lietuviai. Pagrindinis organizatorius Šyvis, dar vadinamas Kalnietis. Jis jau nuo seno važiuoja į kalnus, padeda organizuoti Romaniaks varžybas ir žino kiekvieną keliuką. Tai va būtent jis, man atrodo, su Enduro klubu rengia Ford Dragons varžybas. Tai ne visai kaip varžybos, tokios gal kaip labiau stovyklo plus varžybos. Tai kaip jis pats minėjo, kiekvienas grįžta kažkoks pasikeitęs, kažką daugiau išmokęs. Ir pirmas dienos, man atrodo, būna tiesiog mokintis į kalnus bendrai, kaip kas važiuoti, o paskutinės dienos varžybos. Ir ten yra daug trekų, tu renkiesi į kokią viršūnę užkylį, ten gauni taškų už tą ar vieną viršūnę. Tai per dieną gali kilti į keletą viršūnių, arba gali paimti kokį vieną sudėtingesnį, gausi daugiau taškų. Na žodžiu, tokio formato, tos varžybos. Skamba tikrai gan įdomiai, norėtis man pačiam sudalyvauti. Tai ir čia va yra Prologo kalnas. Prologo tai varžybų pradžios kalnas. Na ir čia jau prasideda tokia sudėtingesnė vieta. Turi turėti pasigavęs greičio. Truputį dulka. Mėtausi po šonus. Nepagaunu balansą. Bet didelis pliusas tas, kad šiandien yra sausa. Nes jeigu čia būtų šlapia, tai aš manau, kad aš nepavažiuočiau. Dulkės tiek jau to, ką padarysi. Kažkur kažkaip pamatysi, kaip pravažiuoti. Bet jeigu būtų šlapia,
lapės šaknys, slystų ratas belekai. Aišku, todėl susidėjom tūblisas su mausu, pusmausiu. Kas yra mausas, tai gal daug kas žinote, o kas nežinote, tai toks guminis putplastis, kuris susideda į padangą vietoj kameros ir gaunasi, kad padanga yra kieta ir nereikia pūsti kameros. Tai toks, nu jo, guminis užpildas. Tai čia toks paprasčiausias, o pas mane sudėtas toks mandras. Tūblisas plus pusmausas. Opa! Batonas. Tai jau matom, kalnas toks sotus, kad tik bėgis mane gelbėjo, kad nenuslystų mocas. Nežinau, kaip čia dabar reikia išstartuot. Ir reikia pasistatyti motociklą, kad nebūtų ant šlaito. Į minusą, kad nekristų. Tai tęsiant toliau, kas yra tūblisas, tai viskas susidaro taip. Ant ratlankio klijuojama tokia izoliacija, rimteipas, uždengiami visi stipinų nipulsai. Realiai izoliuojama ratlankis, kad nebūtų jokių oro tarpelių. Ant jo eina tada tokia kaip dviračio padanga ir viduje dedasi kamera. Taigi antras batonas, stati įkalnį, sunku pagauti stabilumą. Na ir toliau pripučiam kamerą, sėdinis atmosferas ir tada dar yra antras ventilis, kur pripučia, tiksliau sudaro slėgį pačioje kameros viduj. Ir jinai gaunasi kaip mašinos padanga, ten be kamerinė. Tai galima naudoti tūblisą tiesiog kaip tūblisą, bet dedamas yra pusmusis arba išpjaunama pusė mauso, kad jeigu netyčia įsileistų slėgis, būtų atsarginis mausas ir tau padanga būtų nesipliušusi ir galėtum važiuoti. Nežinau, tikiuosi supratot, ką norėjau pasakyti, o jeigu nesupratot, išvažiuosit į kalnus ir suprasit. Kuo tūblisas yra gerai, kad jeigu lietus, tada gali nusileisti padangų slėgį ir turėsi daug gripo. O jeigu tu susidėjęs tiesiog mausą, na, jis nereguliuojamo slėgio ir kiek jau turi, tiek turi. Tai va, čia tas prologo kalnas, jau čia skaitasi rimtesnis. Nėra čia sudėtingas, bet kaip pradinukai, na, čia skaitasi toks vienas iš pirmųjų, gal kur turi pradėti važiuoti, kas yra tikras užkilimas. Nu, biški, porą batonų. Tai Karlis jau nurūkęs ir laukia manęs. Tai išstartuojant iš tokios įkalnės, pirmiausia sėdi ant galo, pagauni gripą, tada stengiasi įgyti pagreitį ir kai jau gauni pagreitį, sėdi arčiau bako. Ir kai sėdi arčiau bako, gali greičiau važiuoti, nekyla priekis. Opa. Na štai, pirma diena baigta, supratau, kad galima pavažiuoti su keturtačiu ir kalnuose, ir taip pat, kad per daug nuvertinau savo jėgas. Taigi keliamės iškart į antrą dieną. Šiandien prisijungiau prie klaipėdiečių komandos. Jie taip pat apsistoja tam pačiam namukai, kur ir mes. Ir iš vakaro susitarėm, kad šiandien aš su jais lėksiu. Aš su jais susipažinęs iš varžybų. Jie jau ne pirmą kartą yra kalnuose. Taigi daugmaž viską žino. Ir sako, davai junkis, parodysim, kaip mes važiuojam. Sakau, gerai, važiuojam. Šiandien jiems buvo 5 diena, paskutinė diena. Ir pradedam nuo Mochrovo kalno. Na, kiekvienas kalnas turi pavadinimą. Yra kažkokia istorija, dėl ko susigalvojo, kodėl toks yra kalnas. Tai Mochrovo kalnas dėl to, kad Raimundas Mochrovas šitą kalną kažkaip mėgo važinėti ir užkilo labai greitai. Na ir taip tas užkilimas įgavo Mochrovo pavadinimą.
Na, tų kalnų pavadinimų yra visokių. Yra vienas toks Nachui kalnas, nesikeikiant, sunkus kalnas. Yra Balantaino kalnas. Tai spėkit, dėl ko Balantaino. Pavadinimus galvoju ne aš. Aišku, čia labiau gal užkilimai, trasytės tai pavadinimas, ne patys kalnai. Na, bet suprantate esmę. Gal kam įdomu, kaip čia vyksta su maistu, tai ryte pavalgai, daug prisivalgai, duoda tikrai skaniai pusryčius, naminiai kiaušiniai, omletai, košės, viską. Tai stengiasi kuo daugiau gauti kalorijų. O per pietus kažką tiesiog pasneikinu, ką įsidėjęs. Tai aš įsidėjau riešutukų, užsidėjau kaip Billy Boltas, mačiau dedasi ant vairo, kažko va taip dedasi sneksus. Na ir taip iki vakaro būn nevalgęs. O vakarien irgi vėl daug prisivalgai, nes kalorijų daug suvartoji. Jeigu atkreipsite dėmesį, ant medžių yra pakabintos tokios mėlynos vėliavėlės. Tai tos vėliavėlės, raišteliai tie, žymi Romaniakų trasą. Čia mes važiuojam Romaniakų trasą. Ne viską organizatoriai nuima po to, kažkiek pasilieka. Bet supraskit, čia Romaniaka irgi nėra ten vienas kalnas. Kiekvienai klasiai bronze, silver, gold klasėm yra tas pats kalnas, bet skirtingi užkilimai. Į skirtingą aukštį pakyli, skirtingomis trasomis. Tai toj bronze klasėje, kaip suprantu, įmanoma pavažiuoti ir mum, kažkiek pasitreniravus. Na, gold klasėje būtų labai sunku. Ten jau nepaprasti takeliai. Į priekį mane veda Mindaugas, rodo keliuką, aš stengiuosi nuo jo neatsilikti. Ir iš tikrųjų labai gerai, kai jis duoda gazą, aš irgi duodu. Taip, žinau kiek palaikyti tada. Gerai yra sekti, mokiniesi truputį ir duoda tokio stimulo nepaleisti. Nes žinai, jeigu paleisi, tavęs nieks nelauks ir tu atsiliksi. Ir čia jau prasideda sudėtingesnė vieta, kur prasideda vienas takelis ir reikia zigzaguoti. Iš karto jau man darosi sunkiau. Ką? Tu pajudėsi, aš čia turim tavęs, kad neužvirtum. Toj vietoj labiau keliant žmonių. Ir čia, kad neužvirstų, yra rimtas vairas. Jiem jau buvo užvirti. Vieni kažkaip tai pagalvojo, nu, kažkokį naują keliuką pabandysi. Vienas buvo aukščiau, kitas žemiau. Ir tas, kur aukščiau, bandė važiuoti per naują vietą. Nepavyko važiuoti, nuslydo. Motas nusivartė ir išvirto ant kito motociklo priekio. Tai nulaužė priekinį sparną, vairas sulankstė. Tai įsivaizduoju, kad taip, jeigu ant žmogaus užkristų, taigi užmuštų. Jo, tai čia va tokių vietų atsargiai reikia. Ir čia sudėtingesnė vieta su šaknim. Mačiau daug kas stringa šitą vietą, tai biškį bijojau, kad neišeis man greičio pasiimti, bet kažkaip išėjo sudirbti. Bet man atrodo, kad kažkas nulaužė šaknį, kur prieš tai visiems trukdė ir dabar lengva užvažiuoti. Tai turbūt dėl to lengvai ir užvažiavau. Į tokius stačius pirmą kartą kilu, tai biškį man yra stresą, kad neužvažiuosiu. Žiūriu, mokinuosi, kaip jie daro. Tikrai statau, motociklas slysta. Pasistatau į patogią padėtį. Na, matau, kitiems sunkiau sekasi. Va to aš ir bijojau. Bet iš tos baimės kažkaip man gerai gaunasi. Labai bijau, bet tada susikaupiu, kad pravažiuočiau ir pravažiuoju.
Manau, kas mane labiausiai gelbėjo važiavime, kad aš pasiemu greičio ir stengiuosi greit važiuoti, nelėtai, nes kai turi inercijos, tau yra daug lengviau. Per tą šaknis per šokį, nes keturdučiu, sunkiai gaunas. Aš dar tas sankabas ne vis laik laikau, man sustoja Mindaugas, iškart lenkiu per šoną, nes man išstartuoti yra sunku, geriau sustosiu kažkur tai, kur mažiau statu, bet čia jau žinau keliuką matau tiksliau, tai tiesiog važiuoju. Nežinau, kad žiauriai įdomu čia. Aš žiūriu pats ir noriu sugrįžti. Pačiam įdomu žiūrėti, kaip čia važiuoju. Kyli, saulutė, gražu, šlaitai aplinkui. Jeigu nukrysi, atsisveikink su mocu. Arba ne. Kaip žmonės treniruojasi kilti į tokius kalnus, tai tiesiog atvažiuoja ir kyla kuo greičiau be sustojimų. Mes tai dar čia truputį sustojam kažką pailsėt, nugriūt. O Machrovas užvažiuoja per 15 minučių, man atrodo, šitą kalną. Tai greitai. Mes čia tikrai daugiau užtrunkam, stojam. Bet aš labai norėčiau atvažiuoti va taip savaitėlį kokį ir treniruotis grinai į kiltą. Tuos kalnus greičiai didint skillsą, ištvermę ir kažkada sudalyvauti hard enduro varžybose. Na, bet manau reikėtų dvitakčio tam. Keturtatis labai gerai enduro čempionatam, cross country'am, žodžiu Lietuvoje. O kalnuose tai norėtis dvitakčio, būtų lengviau. Žinoma, yra žmonių, kas važiuoja Ramojakus su keturtačiu, bet yra niuansų. Gal kai kilsi dar į rimtesnį kalną, pamatysi. Na ir ką, pasiekėm vieną kalvelę, tuo atsivers gražus vaizdas. Wow! Gražu. Truputį nusileidžiam ir pradedam kilti. Matau, kad Mindaugas ima daug greičio, per dulkes nesimato pusės šaknų, bet kažkaip bandau važiuoti, nesustoti. Mindaugas sustojo ir man teko sustoti. Bet tikiuosi, čia eina supras, kad statu. Čia tikrai jau statoka. Na gerai, o kaip man čia reiks užkilti? Sunkiai, net prasisuka stumoklis atgal riedant. Neišsilaiko. Tai išstartuojant sėdžiu, laikau galinį stabdį, atleidinėju sankabą ir bandau išvažiuoti. Kaip su mašina. Vien tik su sankaba, su clutch controlu neišvažiuočiau. Na ir sudėtingesnė vieta pavyko užvažiuoti. Šiaip gripas labai geras sukibimas, čia reikia tik tais techniškai galvoti, kaip užvažiuoti. Na ir atvažiuojam prie Chebrytės, kur važiavo kitų keliukų, kur aš vakar važiavau. Na ką, ir tęsim toliau, užkilimas, kurį vakar važiavau. Gerai, kad motociklą užmečiau ant medžio, nes jau galėjau baigtis ne kažką.
daugiausiai neišsigandau, bet jau ramiau važiuoju, tikrai ramiau. Galvoju, jie manęs nelauks, bet truputį palaukė. Gerai, dabar reikia neatsilikti, biškį paspausim. Jo biškį ne taip užvažiuoji, net to kampu pradėjo važiuoti yra per lėtai ir tau startuojant jau kyla priekis. Tai va, turi sužaisti sankabą, jaust to motociklą. Šiaip, nežinau, čia labai negerai manau darau, bet nelaikau aš už sankabos nieko. Tiesiog įsikimbu, antras bėgiukas ir duodu gazą. Važiuoju. Ir žiūriu, kur kelio važiuoti. Čia iš vakaro atsimenu daug maž. Sėdi ir laikais. Na, bet kai ir važiuoju greičiau, tai realiai tos sankabos ir nereikia. Nu, ekstra atveju nebent. Kai techniškesnė trasytė, čia jinai gan paprasta dar. Oh yeah. Na, čia mes atsiskyrėm penkiese. Linas, Mindaugas ir Audrius. Tie, kurie turėjo daugiausiai jėgų ir daugiausiai noro važiuoti. Linas iš vis yra senas kalnų vilkas, dalyvavęs ir Romaniaks varžybose. Atsimenu gal iš Hard Enduro varžybų. Linas Saukaitis. 990 numeris. Tai va, jisai šiandien vedlys yra. Štai Linas ir guli. Na, bet čia jam tiesiog nepasimatė rasto ir per greit važiavo. Važiuojam šlaitu, nuo kurio tikrai nesinorėtų nusiversti. Stengiasi būti pasvyręs į dešinę pusę. Bet atrodo toks jausmas, kad gali persisverti kitą pusę tai labai lengvai. Arba ne taip biškį vairą pasuks ir viskas. Amen. Čia jau turim iš abiejų pusių šlaitą. Čia nuvirtęs medis trukdo biškį nusileisti. Kairėje yra gan didelis šlaitas. Nežinau, kaip man čia pavyks taip gražiau pravažiuoti. Bet Audriui
Oi, gerai, kad už medžių užgrėbė. Sėdė vėlumotai, nesimano. Nu. Kolega taip gražiai prašoko, galvoju ir aš prašoksiu. Ne, tu primės kardis taip ir pizė, na. Nu. Aišku, aš būčiau užsilaikęs į šaką, bet tai motos būtų jau viskas. Skamba, nes į šaką ir motos. Nu, įkrustum tiesiai į guolį. Nebeišlipam. Čia šiuodė tas motas. Šiuodė, ne? Aha. Ir į kitą pusę. Gal palauk, užgazuosit tą prieš. Pravažiuojam į kitą vietą, jeigu klausit, ar čia legalu, tas pats kaip Lietuvoje. Užvalgėm pietus, pasistiprinom, na ir pradedam kilti į patį rimčiausią mano užkiltą kalną, Dėdės kalną. Nežinau kodėl Dėdės, bet čia yra Dėdės kalnas. Na ir čia jau prasideda biškai tokie sunkesni užkilimai. Priekis kyla daug labiau. Jau čia laikau pirštą ant sankabos. Nebepavažiuosi paprastai. Na ir čia manau bus įdomiausia žiūrėti kaip į šitą kyla. Na čia galiu pasakyti jau tikri kalnai. Kuo stačiau būsim, tuo viskas sunkės. Čia dar tik kalno pradžia yra, tai kol kas pravažiuojama viskas. Yra ir gražių vietų, ir akmenai šitie. Akmenai, jo, status, bet ant jų yra daug gripo, daug sukibimo. Tai jie nėra tokie sudėtingi, kaip atrodo. Šiaip labai įdomu tarp akmenų važiuoti. Reikia mąstyti. Jo, mano kojos trumpos, jeigu aš jau pasvirstu į minusą, aš nepasiekiu žemės ir nugriūnu. Tai privalumas tie, kas yra aukšti kalnuose, labai didelis. Jeigu tu aukštas, tai jau pusę darbo mokintis kalnams jau išmokai. Tikrai tau bus lengviau startuoti, iškelti motociklą. Čia Linas daro pivotus, aš galvoju, nu aš tokių nemoku, bet kažkaip atrandi būdų užvažiuoti kaip tau atrodo. Smagus kalius. Aha, labai geri. Ne, Tublisą važiuoju, taip svaidu. Linas prasikirto padangą ir išsileido Tublisas. Tai važiavo tik tais ant pusmausio. Tai taip ir veikia, kad gali reguliuoti slėgį ir jeigu pramuši kamerą, neįsileidžia iki galo. Lieka pusmausis, ant kurio važiuoji. Koją dedu ant stabdžio, kad net nečiuoštų. Nu.
Ir va taip išstartuoju. Tik vis tiek labai statu. Keturtatis mažom apsukom nenori dirbti. Jam reikia greičiau. Labai zigzaguoju, nes neišeina pasigauti pagreičio. Čia tikrai yra statu. Ir laukia dar žiauriau. Sunkiai gaunasi išjudėti, neina niekaip pasimti pagreičio, vis susimėtų, praslysta, bet va, galiausiai pavyksta susijimti, tuos akmenis prašokinėti, pasigauni greičio, tada biškį tavo sėdėjimo pozicija keičiasi ir jau gali imti greitį. Čia toks staigesnis užkilimas. Pastrigau trumpam ir atsilikau nuo Chebros. Na, o jie vis laikai važiuoja, galvoja, kad aš iš paskos važiuoju. Po kažkiek laiko tik tai supranta, kad manęs nėra. Tai ką, vis laik turi vytis. Negali klyst. Tai stengiasi susikaupti. Ir kažkaip tai skatina taip važiuoti gerai ir gerai sekas. Na ir čia privažiuoju sudėtingą vietą. Su keturtačiu man tikrai sunku užvažiuoti, nes čia niekad nėra kaip pasiimti greičio. Tas šaknys nepatogiai susidėliojusios. Ant pačių smagumų išsikrojo kamerą. Čia gal tą galą aš darbiškį. Tai pasikeičiau batarkę ir pradedam veiksmą. Čia labai stati šaknis, nėra vietos įsibėgėti, neina man užvažiuoti, tai minimas man padeda. Jeigu jau tai padeda užvažiuoti, tai galbūt nebesiskaito, kad užvažiavau pats. Na, bet ką darysi? Ir kitas išeities man. Nemoku važiuoti, bet gerai. Opa. Ko? Čia, čia. Kaip iš gaziuko, žinai? Užmesk. Aha. Ir čia jau prasidėjo pats rimtumas. Čia prasidėjo ir pivoto reikalingumas. Niekad nebuvau daręs šitų dalykų, bet pasirodo nėra labai sunku. Pamygite šakę, duodi gaziuko
ir tada ratas realiai pats atsistoja į tą vėžę. Nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti. O čia ant įsikišusios šakos pradūriau batą. Jeigu būčiau važiavęs ant greičio, tai, manau, galėjo koją ir kiaurai perverti. Na, alpinės tarsai man dėl šitą nepatiko. Man atrodo, prieš tai sėdį, kur turėjau, buvo iš kietesnės plastmasės, tai taip nebūtų buvę. Bet alpinės tarsai labai patogus. Tai tas ant to. Na jo, čia realiai visur reikia duot gaziuko. Ką daugiau ir be patarsi. Mindaugas nuridena akmenį ir jis, tas sakau, man sutrukdo važiuot. Šiaip gavosi gan ilgas video, tai tikrai bus ir antra dalis. Jeigu turit kokių klausimų, parašykit komentaros, atsakysiu kitam video. Ar kažką norite daugiau sužinoti, pamatyti, tai irgi parašykit. Ir parašykit, kas įdomiausia žiūrėt, kai kyla į kalnus, kokias vietas. Aišku, griuvimai, ten kur knysiamės, jo, įdomu, bet kas dar įdomu? Man įdomu. Iš jūsų. Kokia jūsų nuomonė? Taip pat nepamirškit paspausti subscribe, paspausti laiką, tai irgi labai padeda toliau kurti. Bля, tuoj man pruš. O, biškai palauk. Va čia ir prasidėjo smagumai, pradėjo kaist motos. Aha. Ką? Veikia, veikia. Okay. Nu jo. Ką truputį paleidus atvėsą, bet labai man nesmagu, kad užkrito motociklas, jaudinuos. Ir prasidėjo sudėtingiausios vietos. Dviktatis taip kalnuose, dėl to žymiai geriau, kad jis mažiau kaista, jo variklis nebūna toks karštas, bet dar yra vienas labai svarbus niuansas, kad dvitakčio greičių dėžės tepalas nesimaišo su variklio tepalu, kaip yra pas mane. Tai jeigu variklis mano užkaitina tepalą, tai tas pats tepalas tepa ir sankabą. Ir su užkaitusiu tepalu tu gaunas, kad truputį degini sankabą. Tai čia man jau ir prasidėjo bairiai, tik atleidi sankabą, čiut-čiut, vienai jau pradeda vest. Supratau, kad jau sankaba dega. Nu tai stengiausi atsargiau, bet nu čia jau nebeišeina atsargiau, čia reikia važiuoti. Nebegalvoti apie tos saugojimus, nieko, svarbu važiuoti. Nors visą laiką prieš tai tikrai su sankaba sekėsi labai gerai, nes mažai naudojau. Išeidavo atrasti tą viduriuką, kada motociklas važiuoja, negesta.
Nežinau, kad čia žiauriai įdomu kilti yra, baisu. Baisu, kad sustos ir nepavyksta užvažiuoti. Bet kai gaunasi, tai žiauriai smagu. Aišku, yra čia skirtingi užkilimai, o Alinas bandė prie vienur važiuoti. Aš važiuoju, kur lengviau pana. Lins banda kampais kėlėsi jau. Čia ir taip statu, bet reikia per rastus per šokti. Kad būtų maksimalus gripas, motociklas turi stovėti tiesiai, kad padanga būtų plačiausiai jos dalimi. Taip turėsi daugiausiai gripo. Pasileidau truputį žemyn, kad turėčiau vietos įsibėgėjimui. Ką? Bet aš čia neužvažiuosiu. Traktoriuot? Iš palėto dibo? Reikia ukilt su sanka pažiūrė. Nes tavo, jeigu paleidai iš. Aha. Gerai, laidamės tada. O dabar priekį čia turi, galą čia turi pastatyti ir pats užvažiuosi. Dabar galą užsineš. Gerai, viskas, dabar nešties matą galim. O čia užsinešiu. Man nekelk šitą. A biškį dabar pats važiuosi. Tai reikia pagalvoti biškį. Aha. Ir dabar tu spaus svorį. Nebeikia šalin. Čia tiesiai bandys ar kairiu? Čia, vaikai, čia. Ir taip, turiu. Nu ir įsivėliau aš čia antrą dieną. Suka. O, blėt. Akuma. Nebesuk? Nebe. Reik biškį Žiūrėdink motą, paskui bandyk. palaukt reikėjo. Blėt, gal lempą reik atjungt? Jo.
Gaila, nepavyko nufilmuoti, bet nusprendėm bandyti užvesti. Apsisukau, pasileidau žemyn biškį nuo kalniuko, jungiu trečią bėgį ir užsikūrė. Galvojau, viskas, leidžiuosi į apačią, nieko čia nebus, bet viena manęs paleisti nenorėjo, vienam važiuoti pavojinga. Jungsi ranką. Bandom įjungti laisvą bėgį, kad apsukt. Kurį? Duodu Linui vis tiek su patirtim, kad neužgestų. Reikia nepašykti ir hebrai. Taip išsigelbėjom, užsikūrė. Tai reikia tai ir išlaikyti. Jo. Pas tai yra oro pripūsta padangui. Ne. Galiniai. 0,2 gal. Nu. Važiuotojas geras. Gerai, užteks Linų važiuoti. Reikia man perimti. Bet dabar turiu jau užgest. Išlaikiau sankabą, viskas gerai. Bet jo, jeigu pasakyt per daug mocą, pavaldai, nuslysta jisai. Čia pusė kalno, žinokit, aš prakrapiau. Jau atrodo, kad viršūnė tu važiuosi ir dar nesibaigė jis. Va čia tai negerai, užgeso. Na va, labai gerai. Atjungus priekinę lempą, akumas pasikrovė.
Tai pamoka, jeigu važiuosit į kalnus, atsijungit lempas, nieko nereikia. Bet dabar aš nežinau, kiek kartų galiu užkurti jį. Gal tai pasisekė, kad tik vieną kartą užkūriau ir ką daugiau nebeturės galios. Kurva. Lemą man jau sankaba pakaita. Jo, gerai, stengias nepaleist. Bet išmygus sankaba, nu jinai kažkaip keistai veikia, ne gal prastai. Nesuveikia iki galo, tai tas motociklas gęsta. Man jau supranti sankaba pakaitus. Biškį tik atleidai jau tempia. Tai nesimato pabaigos kalno. Lemą sankabas nėra. Nėra. Aha, minkšta. Kuo? Navigacijos nebėra. Ai, bent matom vėžes. Sutūžo, na. Ai. Bachūrai, dava, tai bus išgyvenimas. Davai, varom, kur vesti. Vedasi? Vedasi jau. Bet sankabas nebėra. Minkšta labai. Iškart tempia. Na čia jau prasidėjo tikras išgyvenimas. Nežinau, kaip važiuosiu. Atgal irgi ne variantas važiuot. Reikia užkilt. Ko nedaryčiau antrą kartą, kai užkaista motos, nevesinčiau užvedus, kad ventiliatorius kai veikia. Nepadeda taušt, tik dar daugiau kaista. Tai jau geriau užgesinti ir palaukti, kol pats atvėsta. Dvitakčiai tai gal ir padėtų, nes mažiau kaista jie. Tas ventiliatorius pratraukti, bet geriausiai vėsinuose, kai greit važiuoji. Aišku, greitai, tai čia nepavažiuosi niekur. Tai. Kad nekaisti, naudojamas toks, šiaip yra toks antiprizas Evans, kuris neužkaista, tik tai neužverda, jisai kaista, bet nemanau, kad labai gerai jis yra varikliui. Nes variklis tada labai kaista irgi. Nieks neverda, ten viskas laikosi, bet patys suprantate aukštą temperatūrą. Metalui nėra gerai. Per daug. Užkaita nebeįsijungia laisvą. Ir vis svajoju iki pat viršaus, kada užkilsiu. Ten motociklas galės ataušti. Dabar bandyk stengtis neužėsti daug. Sankaba tik atleidai jau veda. Ką daryti? Tau užkišti. Grįši pasikeisti tepalą, gal bus gerai viską. Varom. Varom.
atrodo jau matai saulę. O, jau turėtų būti viršūnė, bet vis dar kalnas nesibaigė. Žiūriu į Audrių ir galvoju, o tai kaip man čia reikės užkilt. Opa, ir galo nebėra. Galinis sparnas sulūžo. Ne kažką. Turbūt tau, kaip ir man, naujam sezonui reikės naujų grafikų. Tai turiu gerų žinių. Blink Graphics skelbia konkursą, laimėk individualų liudukų komplektą. Taigi, taisyklės yra gan paprastos, turi nueiti į Instagramą, susirasti Blink Graphics, pasiekti ją, susirasti postą, kuriame skelbėme apie konkursą, pataginti draugą ir už 3 savaičių bus išrinktas atsitiktiniu būdu vienas komentaras, kuris laimės individualų liudukų komplektą. Taigi, Blink Graphics man patiko, daugam tikrai, manau, reikės naujam sezonui naujų liudukų. Tai čia puikiai proga atsinaujint, galbūt jūs būsite tas nugalėtojas, taigi visus kviečiu dalyvauti ir paliksiu daugiau informacijos video aprašyme. Taigi sekite Blink Graphics ir sėkmės. O čia man žinokit šikna. Taip smarkiai apsivertė motociklas, kad pro oro filtrą pradėjo tekėti tepalas. Čia man nukris moto. Bet dar kol kas to nežinau. Sukaupiu visas jėgas ir bandau atkelti. Man labai sunku atkelti motociklą. O, blemba. Per tepalo filtras išė. Vai, tepalas eina. Ką? Ne, bet per filtrą apsivertus ėjo. Va čia per filtrą teka. Matai, kai ketur tik tai apverti teka. Nebedaug to varimo, nepasiduot. O ne, kai dabar apsuk manį? Biškį į priekį, taip, dar. Na jo, ten per oro filtrą buvo pratekėję biškį, bet nieko tokio. Biškį nutekėjo. Turbūt nesiteptose kambėlė irgi čia nervina kažką klausant. Bet vėliau sutepsime. Va čia?
Yes. Na ir atrodo, kad jau pats galas. Pravažiuoji vieną saugumą, pravažiuoji antrą saugumą ir jie nesibaigė. Jau atrodo, jau viskas, to baigsis, na, bet dar kažko desertuko paserviruoja tas kalniukas. Nu, dar vieną vietikį, kur pasiknys. Galvoje vis dar sukasi mintis apie sankabą, aušinimo skystį, akumuliatorių, kad neišsikrautų. Bet vis tiek nesvarbu, žiauriai įdomu važiuoti čia ir žiauriai, žinokit. Bus tas technikas, sustvarkysim. Tik gal kitą kartą labiau rinkčiausi dvitį. Kad ne taip gaila būtų motociklo. Aišku, ir kitur tai atsivažiuoja, viskas tvarkoja. Užkylom, viskas gerai, nereikėjo leistis. Na, nenusifilmavo pats užkilimas, bet kalnas buvo tikrai stiprus. Nežinau, kodėl Dėdės kalnas, bet Dėdės kalnas įveiktas. Kažkada jį reikės sugrįžti ir užkilti be pagalbų. Šiandien tik antra diena, na bet ačiū hebrai, labiausiai Mindaugui ir Linui, kurie sakė varom, tai čia nieko nebus šiandien. Varom su mumis, nebijok, užvažiuosi visur. Tai taip ir buvo, smagiai pasivažinėjom. Čia jau buvo paskutinė diena. Tai paskutinė diena jie pasiliko tokius desertus. Aišku, kasdien jie kyla į sudėtingus kalnus, bet po šito irgi nestabdė. O dabar mes baigsim važinėti, bus kokia 4 valandą ir jie krausis daiktus ir važiuos į Lietuvą iš karto. O iki Lietuvos 2000 km su viršum, dar jiem į Klaipėdą, nu tai patys suprantat. Na, stiprus vyrai, ačiū jums, na ir ką liko dar nusileidimas. Smagioji dalis, leidžiamės irgi greitai. Čia man atrodo skaitas toks kaip raudonas nusileidimas, tai irgi nėra pats iš lengvųjų. Dar tokiam nesu važiavęs, bet reikia man pasivyti juos, nes aš nežinosiu kur važiuoti toliau, jeigu pamesiu. Jie lėtai nevažiuoja, nors ir neturi navigacijos, Linas atsimena kelią atgal, jis ir veda kažkur. Žodžiu, kalnuose viskas dirba viršvalandžius, sankaba viršvalandžius, stabdžiai viršvalandžius, motoras, nu, irgi šyla, pakaista, bet svarbiausia, kad nedraži, nevažiuoja labai aukštom apsukom. Nežinau net ką labai pasakot apie tos nusileidimus, realiai šiek tiek su dviračiu. Važiuoji, stabdai. Galinį stabdį išmygi, įčiaži į provežą, kur reikia, jeigu reikia. O šiaip vis laik taip palaikai tą stabdžiuką. Žinoma, jie kaista. Bet čia va prasidės labai stati vieta. Aš dar tokioj nesu važiavęs, kad net reikės nulipti nuo motociklo. Atrodo, leistis nieko nėra, bet ranką, žinokit, pakirta. Nes laikaisi ant tą motociklą įsikybęs, gravitacija traukia į žemę, į tas rankenėlės. Jo, čia taip statu, kad reikia šonų nulipus, nes kitaip gali lengvai nuvažiuoti ir nesistosi. Kas moka, gal geriau važiuoti, tai nuvažiuotų. Bet, nu kam rizikuot var čia, ant pačią galą. Ir taip su nuotykiais užkylom. Tik biškiau. Paleidi laisvai riedėti ir... O, nesustabdai. 100 kg tave tempia į žemyn. Jeigu palyginus kas įdomiau kilti ar leistis, tai nežinau.
įdomu ir kilt, gal kilt labiau įdomu, nes labiau technikos reikalauja. O čia tiesiog pasileidi ir kaip bus, tai bus. Aišku, bus gerai. Tai šiandien daug maž tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, subscribe, sudalyvaukit konkurse, nueikit į Blink Graphics Instagramą arba mano Kliauga apatinis brūkšnys. Ten susiraskit postą apie konkursą, pataginkite draugą, pasiekite Blink Graphics ir jūs jau dalyvaujat konkurse. Taginti galite ir daug draugų, draugai gali jūs taginti. Ir už 3 savaičių, lapkričio 16 dieną, bus išrinktas vienas nugalėtojas, vienas komentaras, kuriam atiteks lipdukų komplektas. Tai jūs galėsit pasidaryti juos kokius norit pagal save. Manau, tikrai verta ir paprasta dalyvauti. Atsiminkit, kuo daugiau draugų padaginat, tuo didesnė šansai jūsų. Na, lauks ir antra dalis. Vis dėlto čia tik antra diena, aš važiavau 5 dienas, kad būtų ne ką mažiau įdomu žiūrėti. Pakomentuokit, kas įdomu jums, kokių klausimų turit, gal kažką plačiau papasakoti apie detalės, ar kaip čia sudalyvauti, jūs patys norit važiuoti, nuo ko čia pradėti. Tai tiesiog rašykit komentarą ir atsižvelgsiu į tai, darydamas kitą video. Taigi ačiū, kad žiūrėjot, pasidalinkit su draugais, ačiū visiems, kurie susitikę pasako, kad geri video, tikrai labai smagu girdėti, norisi kurti ir toliau, kelti enduro bendruomenę. Aš suprantu, ant kiek yra smagu važinėti enduro motociklu. Apskritai atrodo, žmonės gyvenime to tiek daug nepatyrė ir nežino, ką motociklas gali duoti. Myliu enduro. Na, čia bairis, kaip dingsta stabdžiai. Audriui dingo stabdžiai, iš karto dėjasi ant šono. Viskas gerai? Paklausiau, ar viskas gerai ir nuvažiavau. Man pasigirdo, kad jo, viskas tvarkoj. Galvoju, blemba, reikia jų nepamest. Net negirdėjau, kad jam dingo stabdžiai. Reikėjo padėti iš tikrųjų čia. Kaip savanaudis. Atsiprašau, Audriau. Na, bet dingo stabdžiai dėl to, kad kai va taip ilgai stabdai, ilgai laikai, ant stabdžių skystis užverda. Ir visi, baigęs tavo stabdžiai. Aišku, Audrius viskas gerai nusileido. Nesam jau tokie, kad paliksim draugą bėdoj. Taigi ačiū ir iki kito karto.